Santykiai su vyru. Tai moteriai čia yra tema tokia didelė kaip vandenynas, joje mes galime nardyti, plaukiotis ir jinai yra neišsemiama. Tik todėl, kad moters energija gražiausiai atsiskleidžia partnerystėje. Ta moteriška energija jaučiama pas pačią moterį ir šeimoje yra tada, kai ji turi šalia savęs partnerį. Žinoma, nebūtinai, tai nėra taisyklė, bet taip pat jau gamtos tarsi sudėliota. Ir noriu paliesti dabar tokią temą, kurią mes aptarėm vėl su viena iš karalienių, apie tai, kad tarsi bijome kalbėti su partneriu nepatogiomis temomis. Arba dar kitaip tabu temos. Ir tai gali būti įvairios temos. Tai gali būti seksualumo tema, tai gali būti pinigų tema, tai gali būti ateities tema, tai santuoka, bendri namai, bendri vaikai, įvairiausios temos. Tai tabu temos pačioj pradžioj galbūt yra ignoruojamos, nes ten drugeliai plazda, paskui tas ignoravimas atsiliepia, nes nebeaišku ir to vyro požiūris galbūt ne toks, kokį aš įsivaizdavau, bet tik todėl, kad mes nesikalbame ir nesikalbėjome. Tai ką noriu užakcentuoti šituo pasidalinimu, kad moteris, jausdamos įtampą kalbėti kažkokiomis temomis, pradeda vengti. Bet vengti nebe temos arba pokalbio, galiausiai ilgalaikėje perspektyvoje vengti ir partnerio. Ir žiūrėkit, kas gaunasi. Jeigu moteris pasąmoniniu lygmeniu vengia ir temos, ir partnerio, jinai vengia ir santykių su šiuo partneriu. Ir labai ilgalaikėje perspektyvoje tai gresia ir veda tik tais į skyrybas. Tai žinoma, kai moteris nesikalba apie tai, kas jai svarbu, nes ji bijo, jai yra nepatogu, jinai nežino, kaip pasikalbėti su vyru. Ir gali būti, kad baimė kyla dėl kelių priežasčių. Viena iš priežasčių tik todėl, kad aš noriu gauti būtent tokį atsakymą, kokio aš noriu. Tai jau reikėtų su tuo padirbėti, kad vadinasi, jis turėtų pasakyti ir man pritarti ir, kad viskas turėtų eiti sklandžiai taip, kaip aš ir matau. Kita baimė yra tai, kad kokia bus reakcija. Kaip sureaguos vyras į tai, apie ką aš noriu pasikalbėti. Arba netgi, jeigu aš noriu trečią kartą apie tai pasikalbėti. Ir dar viena yra baimė, kad galbūt aš sužinosiu tiesą, kuri yra nepatogi. Ir partnerio pasakyta frazė arba apskritai išsakyta nuomonė netitinka mano ateities vizijos ir galbūt tai veda tiesiog į santykių nutraukimą. Ir mes vengdamos, nenorėdamos pamatyti tų trijų dalykų, mes geriau iš vis nekalbam. Tačiau po labai daug metų vis tiek partneriai išsiskiria. Tai galbūt geriau nelaukti, nebūti toj kančioj, nesukurti savo įtampos, nepereiti visų tų konfliktinių situacijų ir aiškintis dabar. Tai dažniausiai, ką aš mokau ir mus visas mokau, kalbėtis iš moters energijos. Nes jeigu jūs bijote, tai natūralu, kad esate mergaitės pozicijoje ir reikia išmokti kalbėti su savo vyru iš moters energijos, nes tada vyro atsakas bus visai kitokios kokybės. O jeigu tų tabu temų turite ir jų prisikaupia daug, tai jau tikrai raudona vėliavėlė, kad santykiuose ryšio nesukursite ir ten reikia padirbėti.